išlieji už mus visus. Atmerkei akis iš naujo prikėlei, iš mirties ir skausmo tarnauti. Aš trokštu Jėzau tau. Tik su tavim griūna sienos, tik su tavim gyvos sielos, tik su tavim aš gyventi vėl galiu. Tik su tavim griūna sienos, tik su tavim gyvos sielos, tik su tavim aš gyventi vėl galiu. Jėzau, mes dėkojam, kad tavyje griūna mūsų sienos vidinės pirmiausia, Viešpatie. Kad tavyje griūna mielai, Dieve. Kad tu atmerki akis, Viešpatie. Kad tu duodi neregiams matyti, Dieve. Kurtiems girdėti, Viešpatie. Kad tu išleidi iš kalėjimo, Viešpatie, tuos, kurie sėdi vidiniuose kalėjimuose, Dieve. Dieve, atverk mums akis, dar kartą išlaisvink mus viduj. Tik su tavim griūna sienos, tik su tavim gyvos sielos, tik su tavim aš gyventi vėl galiu. Duok daugiau gyvenimo, tik su tavim griūna sienos. Kyla kai audra, ar kalnai juda su manim tu. Žemė jai drebės, siela
kai audra ar kalnai juda su manim tu. Žemė jai drebės, siela įsikibs tavo meilės. Kai eisiu ugny, galvą kelsiu aukštyn ir dvasia sustiprės per jo žodį. Kai į kryžių žvelgiu, nesėkmes užmirštu, šviesoje jo malonės keičiuos, visos žaizdos te užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo, pelenų ten neliks, siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Kai pasaulis grius, tavo pažadais aš tik visos. Kai drąsos neliks, tavo artumai atrasiu.
apšviečia tamsą ir ji virsta šviesa, Dieve. Kuri iš nuodėmės gali padaryti liudijimą viešpatie. Dėkojam tau. Visus žaizdus tau užgis, kas sugriuvę te pakils, grožyje tavo vardo, pelenų ten neliks. Siela prieglobstį rasti, saugiai po tavais sparnais, tau per amžius giedosiu ir mylėsiu tave. Dėkojam Dieve už tavo jėgą, prašau, tu mus keis Dieve iš vidaus, pirmiausia Dieve, ne kažką išorėje, bet pakeisk mus viešpatie, pakeisk mus Dieve, tverk mum akis regėt. Aukštinu tave, šventas tėve, atiduodu gyrių tau giesmei. Tu išliejai savo meilę į mus, pripildei džiaugsmų. Aukštinu tave, šventas Jėzau, tu mirėjai ant kryžiaus už mane. Dėkoju tau ir išliejai savo šventą kraują, mane atpirkai. Iš tavęs viešpatie gyvybę su
šventas tėve, atiduodu gyrių tau giesmei. Tu išliejai savo meilę į mus, pripildei džiaugsmų. Ir todėl mes aukštinu tave, šventas tėve. Tu mirėjai ant kryžiaus už mane ir išliejai savo šventą kraują. Mane atpirkai, o ir džiaugiamės mes iš tavęs, viešpatie, gyvybės upės teka, malonė trykšta versme, kiekvieną širdį liečia, širdis tikėtis tavim, iš džiaugsmo svaigsta siela, kai tu esi arti, o mano Dieve, tau šlovė. Dieve, tau šlovė. Jėzau, tau šlovė. Dieve, tau šlovė. Tau visa šlovė. Ačiū šlovinimo komandai. Šiandieną džiaugiuosi galėdama mums pristatyti svečiuose esantį Laisvųjų krikščionių bažnyčios vyskupą, Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorių Artūrą Rulinską. Taigi kviečiu pasidalinti žodžiu, o mūsų širdis ir mintys būna atviros. Man pranginys, kai aš į tave pažvelgsiu gerai. Sveiki, ir mes čia taip, Rimas buvo pas mus, aš čia, mes pasikeičiam. Galima man mikrofoną tą paimti? Man labai nepatinka rankose laikyti. Čia stovas yra, jeigu ką. Stovą galite. Tiesiog mes čia techniniais sumetimais, bet. Nes jeigu yra, kodėl juo nepasinaudoju? Testuosim. Čia pat neveikia, žinok, šitas. Veikia, čia mes tiesiog arba Tik žemiau pasileisiu. Nu, dar truputėlį. Gerai. Transliacijai reikalai gadinasi, ne? Gerai, tikrai gerai. Šiandien aš noriu pasidalinti tokią žinią apie žmogų, kuris atsisakė matyti Dievo ženklus. Apie karalių Ahazą pakalbėsiu. Man kažkaip tai gerklėje kažko užstrigo, nežinau. Rimas pasakojo, pas jį buvo ta problema, ne? Gal čia tokia aura, kad gerklė stringa. Ir Dievo ženklai būna, bet kartais bėda yra, mes tiesiog nematom.
Tai tiesiog arba ignoruojam jos pamatyti, arba mums kitaip matosi. Ir aš šiandien tekstą esu paėmęs pranašo Izaijo 7 skyrių, 13, nuo 3 eilutės iki 15, skaitysiu tokią pastraipėlę. Bet tekstas kviečia mus per neigiamą pavyzdį šiandien, mėginsiu sutvirtinti jūsų tikėjimą. Dažniausiai norisi teigiamą turėti. Geras personažas, darykit, tikėkit kaip jis ir bus viskas puiku. Bet dabar mes pasižiūrėsim į kitą variantą, į tą, va taip kaip jis, tai tikrai yra negerai. Ir jeigu rinksis kitaip, tai bus kur kas geriau. Kodėl taip yra? Todėl, kad aš bendruomeniai dabar pamokslauju pranašo Izaijo knygą. Tiksliau, ne pranašo Izaijo knygą, bet tekstą paėmiau iš pranašo Izaijo, 1 skyriaus 1 eilutės. Pranašas Izaijas tarnavo 4 karalių laikotarpyje. Buvo ir dar 5, kuris čia nesimina, nedorėlis toksai, bet buvo karalius Uzijas, Jotamas, Ahazas ir Ezekijas. Iš 4 karaliai buvo dori, 3 buvo dori, o Ahazas, kurį šiandien žiūrėsim, jiems sekėsi visiškai kitaip. Jisai sekė kitų karalių pėdomis. Tai va. Ir tekstas, aš manau, mėginau jį susijęti su šiuo laikmečiu. 7. Mėginau susijęti su laikmečiu. Atrodo, pagrėbiau tai, kas ir tekstas duoda ir kaip pas mus. Visai nesenai LRT publikavo menininkės ir kultūrų tyrėjos Gintilaitės straipsnį pavadinimu "Kodėl turėtume dekolonizuotis nuo krikščionybės". Toks pavadinimas. Reikia dekolonizuotis nuo krikščionybės. Ir priežastis jinai pateikė. Ir anot menininkės, Gita, gali dėti, kad lengviau būtų skaityti, nes menininkės citata ilgoka ir jums ko neišgirsit, paskaitysit. Anot menininkės Gintilaitės, čia prastai matosi, tamsa, raidės užsitamsinė. Gerai, anot menininkės Gintilaitės, religijos studijų tyrėjai diskutuoja apie tai, kad krikščionybė tampa nebepatraukli ne tik dėl kompromituojančios istorijos, nesibaigiančių pedofilijos skandalų rigidiškos hierargos, bet ypač todėl, paklausykim, kad ji neleidžia pačiam žmogui patirti stebuklo, stigmatizuoja tiesioginį ryšį su dvasių pasauliu. Gal su dvasiu gerai, bet su Dievu tai norėtus. Toliau menininkė rašo, atlikdama neabejotinai svarbų vaidmenį šiuolaikinės kapitalistinės visuomenės ir vakarų civilizacijos kūrimo procese, krikščionybė nuo seniausių laikų buvo kolonizacijos ir kultūrinės hegemonijos, tai yra kultūrinio dominavimo represinis įrankis, pasitelkiamas siekiant politinių tikslų. Taigi, jinai kritikuoja krikščionybę, kad jinai uzurpavo kultūrą represiniu būdu, kaip okupuojant, krikščionybė, vien tik pedofilijos skandalai, vadovai korumpuoti, neleidžia Dievo patirti ir dėl to nuo krikščionybės reikia, jos mintis yra atsiriboti. Ir tai LRT publikuoja savo straipsniuose, reiškia, tai LRT transliuoja Lietuvos visuomeniai tokius straipsnius viešai, dekolonizuokitės arba pasitraukite iš krikščionybės, nes štai to tokia. Ir žinot ką, mes turim krikščionybėje problemų, tikrai. Dėl to ir kilo reformacija. Ir po reformacijos atsirado dar viena bažnyčia, ir dar viena, ir daugėjo. Ir yra krikščionybėje tas nuolatinis noras atsinaujinti ir labiau sugrįžti, patirti Dievo stebuklą, patirti Dievo artumą. Taigi tie dalykai krikščionybėje jie nuolatos yra. Tiesa, dekolonizuotis
tas terminas man taip užsikabinęs, arba atsiriboti, sakykime, būtų nuo tam tikrų bažnyčių gal ir reikia. Jeigu, sakykime, aš kaip pastorius, man galvoj kas nors pasimaišė ir sakau, bendruomenė motyvuoju, kad man tik tai saukotų. Ir užrašytų kas nors namus tenais, santaupas atiduotų. Tai nu, tada reikia nuo tokio pastoriaus atsiriboti, ne? Ir nuo tokios bendruomenės, nes tave sužlugdys. Ne? Tai yra būdų, bet nuo krikščionybės, nuo Kristaus mokymo dekolonizuotis, nu jau čia drąsiai pasakė menotyrininkė. Bet kodėl aš parinkau? Šitas straipsnis arba ta menotyrininkės Gintilaitės patirtis nėra vienintelė. Biblijoje yra toks patyrimas. Ir tai karalius Ahazas, kuris dekolonizavosi nuo judaizmo. Ir istorija labai aiškiai aprašyta. Ir aš dabar paskaitysiu dalį to, o toliau papasakosiu, kas yra karalių metraščių knygose. Taigi skaitau pranašą Izaiją, 7 skyriaus, 3 ir 14 eilutės. Bet viešpats tarė Izajui, su savo sūnumi Šear Jašubu nueik prie Velėtojo lauko kelio, prie aukštutinio tvenkinio kanalo galo, pasitikti Ahazo ir pasakyk jam, būk tvirtas, laikykis ramiai, nebijok, te nedreba tavo širdis dėl tų 2 smilkstančių nuodėgolių, dėl Recino bei Aramo ir Remalijos sūnaus įniršio. Kadangi Aramas su Efraimu ir Remalijos sūnumi surengė sąmokslą prieš tave, tardami, užpulkime Judą, palaužkime jo dvasią, užkariaukime jį ir paskirsime ten karaliumi Tabelio sūnų, taip kalba viešpats. Tai neįvyks, taip nebus. Damaskas Aramo sostinė, Damasko galva Recinas, Samarija Efraimo sostinė, Samarijos galva Remalijos sūnus. Po 65 metų Efraimas bus sunaikintas, liausis buvęs tauta. Čia pranašystė, kaip Izraelis išnyks, šiaurinė karalystė, ne? Liausis būti tauta. Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite. Viešpats kalbėjo Ahazui, prašyk viešpatį savo Dievą ženklo. Te būna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių. Ahazas atsakė, ne, neprašysiu ir negundysiu viešpaties. Tuomet jis atsakė, klausykis Dovido namai. Negi per maža jums varginti žmonės, kad varginat ir mano Dievą, todėl pats viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukėsi kūdikio, jį pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Amen. Šitoj vietoje aš sustosiu. Iš esmės yra 2 mintis, kurias aš noriu panagrinėti. Tai širdies drebėjimas. Girdėjot turbūt ne vieną kartą, kaip dreba širdis šitame tekste iš baimės. Ir kitas yra Dievo ženklas. Yra kalbami. Tai va, tai. Prie karaliaus Ahazo Biblijoje apie jį yra 3 vietose. 2 karalių 16 skyriuje, 2 metraščių 28 skyriuje ir šitame pranašo Izaijo 7 skyriuje. Ahazo tėvas Jotamas karaliavo Jeruzalėje 16 metų. Ahazo senelis Uzijas buvo valdęs 52 metus. Taigi, iki Ahazo Judo kraštas 68 metus buvo 2 karalių, kurie vadinami dorais karaliais. 68 metus Judas buvo gerose rankose. Įsivaizduokim, valstybė 68 metus valdoma geromis rankomis. Karaliai susitvarko, karaliai skatina ekonomiką, daro gerą žmonėms, ganyklose gyvūnai, vyksta prekyba, korupcija yra valdoma, nes karaliai stengiasi dėl savo tautos. Kai daug laiko vyksta gerai, visada būna, kad kažkam pasako, man atrodo, kad gerai yra blogai, aš padarysiu dabar geriau ir parenka kitą kelią. Ahazo pavyzdys yra būtent toks. Kaip valdė jo tėvas ir senelis, Ahazas pasakė,
palikim tai istorijai, čia senienos, o aš esu modernus žmogus, šiuolaikiškas, aš turiu kitų būdų valdyti. Ir štai tokia mes turim tą Ahazo istoriją. Kodėl Ahazas nusprendė nebesekti savo tėvo ir senelio pavyzdžių, aš nežinau, bet aš mėginu spėti. Iš to, kad Izraelyje karalių knygose aprašomos karališkos istorijos, maža dalis karalių yra dori, kurie seka viešpačių, didžioji dalis karalių, kurie seka Baalo religijos, Astartės religijos, Asirijos, Molecho dievų pavyzdžiais, aplinkinių dievų garbinimo pavyzdžiais. Manau, yra tai, kad yra nuolatos vykstanti kova, dvasinė kova. Kaip kitaip karalius užaugęs tikinčioj šeimoj, doro karaliaus aplinkoj ir senelio, jisai renkasi visai kitą. Kiekvienas karalius jis kovoja dvasinę kovą. Eit viešpaties keliu ar pasaulio keliu. Kiekvienas žmogus kovoja dvasinę kovą. Ar man Jėzaus klausyti, ar man sekti, kai Jėzus mane kviečia, ar man pasakyti, ai, tiek to pamėginsiu, gal kitur bus įdomiau, gal daugiau kažką tai padarysiu, negu čia aklai tikėdamas ir sekdamas. Ir karalius Ahazas sutinka prie to, kad jisai vaikšto vienas po laukus, nes nerimauja. Nerimauja dėl to, kad Izraelis, kalbam apie Judą. Jeruzalė ir Judas yra viena valstybė, o Izraelis 10 genčių virš šiaurinė yra kita. Taigi, Izraelis su Aramo karalium sutarė užpuls Judą. Nu, va taip va. Ta prasme, ir Ahazas nerime. Kariuomenės paruoštos, sprendimas padarytas. Ir tie jau ruošiasi pulti. Ir jisai vaikšto ir svarsto, ką daryti. Ir tekstas duoda net 3 kartus, keletą kartų, gal 2 ar 3, kad jam Jeremijas, Izaijas jam sako, būt tvirtas laikykis, ramiai, nebijok, te nedreba tavo širdis. Ir po to dar rašo, kad drebėjo ir žmonių, ir karaliaus širdis, gali man tą drebančią širdis duoti. Va. Ir žmonių ir karaliaus širdis sudrebėjo kaip medžių lapai, blaškomi vėjo. Ne? Tai karo garsas tą daro. Asmeniškai man buvo toks sudrebėjimas 22 metais, kovo mėnesį. Ukrainoje prasidėjo karas, ne? O kovo mėnesį aš turėjau skristi į Ameriką, į Kaliforniją. Planavau tą kelionę, pakvietimas, bilietai nupirkti. Oro uoste aš jau įsiregistravau, jau turiu bilietus ir jau stoviu eiliai. Ten ta 50 metrų eilė ar kiek ten. Ir jau keleiviai sodinami į lėktuvą ir aš stoviu eiliai. Ir dar galvoju, anksti rytas, ten gal 4 valandą, ne, 5 valandą kažkur taip pat. Galvoju, pasižiūrėsiu dar kokios žinios prieš sėsdamas į lėktuvą. Išsitraukiu, o šakės, Rusijos kariuomenė patrankom apšaudo Zaporožės atominę elektrinę. Ir gaisras. O čia aš skrendu į Kaliforniją. Aš galvoju, o jeigu jie susprogdins tą elektrinę, aš savo šeimos nematysiu. Aš pastriksiu Kalifornijai. Aš į savo šeimą tada galbūt keliausiu 7 metus. Ir man tada, aš negaliu skrist. Paskambinau Ameriką ir atsisakiau to skrydžio. Ir grįžau namo. Ir kai karas yra, ir kai psichozė vyksta tokio dydžio, kad gali beleką didžiausią Europos elektrinę susprogdinti, yra nerimas. Ne? Karalius čia ir žmonės nebereikalo nerimauja. 2 valstybės puola prieš vieną. Prieš mažesnę skaičium ir teritorijos dydžių daug mažesnę valstybę. Ir jie dreba, ir jie bijo.
Ir čia, tačiau pranašas ateina, sako, nebijok karaliau. Ir nežiūrint to, kad karalius nėra viešpaties tikintysis, jisai atsiribojo nuo judaizmo ir pasuko kitų dievų garbinimo link. Izaijas mėgina jį sutvirtinti viešpaties žodžiu ir kalba šitam atkritusiam karaliui, nebijok, laikykis tvirtai, tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite. Kad tvirtai stovėtumėm, reikia tvirtai tikėti. O čia karalius jau drebėjo ir nebetvirtai stovėjo. Tai va tai. Ir gana dažnai mes girdime, žiūrėkim, kiekvienas mes kariaujam savo karą. Vieni, taip, yra dalykas, kai taip tankai važiuoja, su patrankom atsišaudo, potom balistiniam raketom dar pasišaudo, išgriauna ligoninės, visą ką. Košmaras yra karas. Bet mes turim savo karą irgi, savo nedidelį karą. Savo šeimoje karą, kas turi, kas eina į darbą į karą, kas eina į mokyklą kaip į karą ir sako, nenoriu eiti į mokyklą, nes ten taip ir taip. Ir mokyklai daug buvo kovojama prieš patyčias, dar ką nors, kad to karo nevyktų. Kas yra kare su kaimynu, ar su kažkokiu artimu savo, sako, vat karas. Ir mes turim, kas yra kare su savim pačiu. Ane? Ir visi mes turim tą karą. Ir kartais mums dėl to karo, dėl to nesutarimo dreba mūsų širdis. Mes pergyvenam. Ir be tikėjimo nieko nebus, bet griūsi veido į purvą. Kitas menininkas, Sigitas Geda, esat girdėję, lietuvių poetas, ne? 1998 metais, čia bus prieš 36 metus, kai kas iš jūsų nebuvo atgimę net. Mane tais metais paėmė į tarybinę kariuomenę, nes dar buvo tarybinė kariuomenė Lietuvoje. Lietuva dar buvo kolonizuota, okupuota, priklausoma nuo Rusijos, nuo Maskvos. Sąjūdžio mitinge Vingio parke sakė kalbą. Aš tekstą paėmiau iš 10 klasės literatūros vadovėlio, nes žiūrėjau, ką mano vaikas mokosi. Ir atradau apie Sigito Gedos. Ir citatą aš noriu paskaityti. Čia vat Sigitas Geda skaito pranešimą. Ir Sigitas Geda, jisai tą sako lietuviams 98 metais. Metais, kai KGB buvo mūsų tarpe ir galėjom net pažinti, kas jie tokie, ne? Tais metais jisai sako kalbą. Ir ištrauka iš tokios kalbos jis taip sako. Kiekvienam mūsų reikia prisiminti, kad mes turime nepakartojamas ir nemirtingas unikalias sielas. Aš nesakau, kad kiekvienas mūsų išaugintas kaip ateistas ar indiferentas, cinikas, pragmatikas ar nihilistas nuo rytdienos imtų tikėti Dievą. Tačiau viena iš didžiausių priežasčių, kodėl šiandien lietuviai tokie baikštus, skeptiški, sutrikę, apatiški, yra tai, kad mes visi išaugom šėtono paunksmėje. Ir Geda sako, mes išaugom šėtono paunksmėje. Ir dėl to mes turim problemų. Ir mes bijom. Ir dreba mūsų širdis. Ne? Baikštus sako. Ne? Ir kadangi žmogus šėtono paunksmėje, jisai dreba ir bijo padaryti rimtesnį sprendimą. Ir Ahazas, vat yra tas žmogus, kuris šėtono paunksmėje viešpatį paliko, dekolonizavusi nuo judaizmo, o puolant kitoms tautoms jisai dreba. Ir pranašo žodžiai nieko nereiškia. Ir šėtono paunksmėje auga ateistai, indiferentai, cinikai, pragmatikai, nihilistai. Ta sako Geda. Žinot, baisu yra šėtonas. Aš sakiau 98, sakiau prieš 30 kelis metus, tai gal 88. Taip, 98 mes laisvi buvomgi, jo, 88. Bet žiūrėkim,
šėtono paunksmė yra baisu, nes šėtonas kaip pasiutęs šuo, kas kaime gyvenot ir kur šunų nežiūrėjot, ir kaimyno pasiutęs šuo gali užpulti per kast koją, ane? Čia šėtonas taip daro. Užpuola, netyčia, pro vartus, apdrasko ir nueina. Ir palieka tave sužalotą. Tai va, ir mes žinom, ką reiškia toj sovietiniai. Bet ar šėtonas nustojo egzistuoti? Šiandien paunksmė pakeitė spalvas. Jeigu tuomet buvo raudona spalva su herbu vėliavoj, tai dabar mes turim kitus tos raudonos spalvos atspalvius. Ir jinai niekur nėra. Ir karas, ir ta baimė, ir žmonės toliau, kaip Geda sako, cinikai, nihilistai, pragmatikai, ane, niekur neišnyko. Ir karalius Ahazas savo norų palindo į tą. Ir mes turim pirmą tą istorijos dalį – dreba. Dreba jo širdis, dreba gyventojų širdis, jisai kaip šachmatų žaidėjas ieško kažkokių tai sprendimų, bet yra baimė. Tikėjimo žmogus turi gąsdinančių situacijų. Tikėjimo žmogus turi situacijų, kur atrodo nėra ėjimo ir aš pražūsiu. Raštas mus moko bijot ne šėtono, ne nusidėjėlių, ne nedorėlių, bet Dievo bijot. Vienas dalykas, kurio mes turim bijot ir dėl ko mūsų širdis turi sudrebėti, kad aš gyvenu ne Dievui. Aš ne jį garbinu, aš pro šalį einu. Dėl šito dalyko mano širdis turi sudrebėti ir bijoti. Dėl kitų mes turim apaštalų darbų Pauliaus istorijas. Nėra ko drebėti, net kai tave į kalėjimą įkiša ar surakina. Nes Dievas ten yra su tavim. Taigi, dreba širdis. Ar dreba tavo širdis? O jeigu dreba dėl ko? Dėl viešpaties dreba ar dėl nedorybių, kurios vyksta aplink tave ir tu esi įtraukiamas ir veikiamas? Dėl nuodėrybių nebijok. Bijok, kad Dievui nebūsi. Nu gerai, toliau žiūrim į Dievo ženklus, nes Ahabui viešpats, yra Dievo ženklas. Pažįstat tą Dievo ženklą, ne? Viešpats kalbėjo Ahazui, jau pasakė tiek daug, nedrebėk, tvirtai tikėk, tada tvirtai stovėsi, pasitikėk, bus Jeruzalė neužpulta. Jis sako, paprašyk ženklo, duosiu. Ir Ahazas sako, jokių man ženklų nereikia iš Dievo. Pažįstama kalba? Kitam žmogui pasakyk, sakys, ką tu čia nusišneki su ženklais, ne? Dievo ženklais. Galvą savo reikia galvoti, o ne vadovautis kažkokią tai knygą siaurom mintim. Galvą reikia, protą, logiką, galimybės, o ne ženklų. Bet matot, krikščionybė yra ženklų. Ir Dievas duoda mums ženklus. Prieš kokį 10 metį, aš atsimenu, su žmona mes vykom į bažnyčios asamblėją. Asamblėja Laisvųjų krikščionių bažnyčioje yra taip, kada susirenka bažnyčių pastoriai ir tarybų nariai. Tai ne tik pastorių taryba, bet tokia išplėstinė. Ir mes darom, tada jau mūsų sprendimai būna visai bendrijai priimti, nes reikia vieną kartą per metus asamblėjos, ten, kur mes priimam visai bendrijai kokius nors didelius sprendimus. Tai va, mes vykstam ir žinau, net važiuoja tas pastorius, nebus to, dar kažkas ten ne vietoj. Ir važiuojame į Klaipėdą, o ten tokia jaunimo sodyba, mes stovyklas ten darom. Ir toks nusivylimas, ar kam nors čia rūpi? Ar berūpi bažnyčia kam nors? Ir Rimas turbūt žino tos jausmus, ne, pas jūs gal geriau buvo. Bet taip važiuoja ir toks nusivylimas. Ta prasme, nuvažiuosim, pabūsim ir čia dabar vėl motyvuosim, po to grįšim, bet jau važiuoji nusivylęs, ne? Ir taip važiuojam ir taip pasukam kelią į tą sodybą, o
o virš tos sodybos tokia didžiulė vaivorykštė, apkabinus ją visą taip, užslegė ir tokia ryški. Ir nuotaika pasikeitė, nes pamatėm Dievo ženklą, Dievo vaivorykštę. Bus gerai asamblėjoje. Ir iš tiesų mums praėjo puikiai, mes ten gerų dalykų sutarėm kažką, nebeatsimenu, bet atsimenu, tai buvo labai nuostabus laikas, labai geras savaitgalis ir kažkokie ten geri sprendimai. Ir Dievo ženklas mums bevažiuojant pakeitė nuotaiką, likus ten keliems kilometrams iki to. Ir mes jau kitokie atvažiavom, nežinom. Ir nebūtinai Dievo ženklas turi ten išspręsti tavo visas finansinės problemas ar tenais krizės ištaisyti. Dievo ženklas gali pakeisti tavo nuotaiką. Nuo paniūrusio Dievas manęs nemyli, iki Dieve tave aš garbinu, nes nėra ko kito. Paprastas Dievo ženklas daug dalykų gali pakeisti. Ir vat ta buvo mums asamblėja va tokia. Ir Ahazas jis vaikštinėja po laukus ir ieško sprendimų. Ir sako, ne, man jokių ženklų nereikia. Aš žinau, ką daryti labiau. Mūsų nuolatinė problema yra paimti kontrolę į savo rankas. Noras kontroliuoti. Ne? Ir kartais mums atrodo tiems, kurie norime viską kontroliuoti, kad man, negi taip yra, kad tik man vienam te rūpi. Bet tik man vienam te rūpi bažnyčia. Tik man vienam te rūpi mano šeimos reikalai. Negi niekam nerūpi, kas dedas mūsų šaly. Negi čia aš visą laiką tik man vienam turi rūpėti. Ir čia mes apsigaunam. Dievui labiau rūpi bažnyčia. Dievui labiau rūpi, kad joje būtų garbinama, kad būtų skelbiama evangelija, kad būtų misijos daromas. Mes esam to instrumentai. Mes nesam, nes Dievui rūpi. Dabar pasakysim, Dievui nerūpi Jeruzalė, Dievui nerūpi Judo žmonės, Dievui nerūpi karalius. Nu taigi melas, pranašas Izaijas eina šneka su karalium, pranašas sako, tom valstybėm tas ir tas bus, jos neįveiks. Dievas siunčia ir sako, man rūpi, palik tai man. Ne? Ir vat, kai mes turim kontrolę ir sakom, niekam nerūpi, tik man rūpi, ir aš dabar surežisuosiu savo protu, savo gabumais, savo jėga, čia yra bėdos. Iki šiol Izraelis turėjo daug kovų iki karalio Ahazo. Viena iš tų įžymiausių galbūt kovų, kur ne izraelitai galėjo kovoti ir nulaimėti, o viešpats tai buvo, kai Izraelis keliavo į pažado žemę ir kitas paveiksliukas, ir kai Amonas, teisingai, atgal. Kai juos keliaujančiai Amalekas užpuolė. Ir Amalekas užpuolė ir izraelitai pradėjo gauti kaulus, gerai gauti. Ir Mozė pradėjo melstis Dievui, ne? Ir kol Mozė meldžiasi, izraelitų gretos jau stūmė Amaleką. Mozė rankos pavargo, nuleido. Tik Mozė nustoja melstis, Amalekas puola ir triuškina Izraelį vėl. Amalekas nepaskaičiavęs puolė izraelitus. Tie tai iš dykumos, ką jie turi, kuokas, gal, žinai, kokie ten jų ginklai, ne, per 40 metų. O Amaleko pasidaryti ginklai, kariuomenė paruošta, geroj žemėje gyveno, kariuomenė stipri, aišku, jie puolė tam, kad nugalėti. Ir žiūrėkim, ir kova buvo nugalėta malda. Mozė meldžiasi pakėlęs rankas, Aaronas ir Hūras palaiko jo rankas. Tokiu būdu Izraelis nugalėjo tą kovą. Ahazas žinojo tą istoriją ar ne? Užaugęs dievobaimingose namuose žinojo. Užaugo senelio ir tėvo karalystėje, kuri buvo valdoma gerai. Atsisakė tikėti.
mes turim prisiminti tikėjimo istorijas, kaip yra laimimos mūsų kovos. Ne? Taigi, Amalekas užaugo ir atsisakė. Ne Amalekas, Ahazas. Ir jis ėmė kontrolę į savo rankas. Ir kas įvyko? Tos dvi valstybės, Izraelis ir Aramas, užpuolė, sutriuškino Judo kariuomenę, pažemino karalių, užėmė Jeruzalę, išsivarė daug belaisvių ir Ahazas krito veidu į purvą. Ne? Tada jis nusprendė kerštauti. Tada jis surinko kiek tai gali pinigų ir nusintė pinigus Asirijos karaliui, sakė, užpulk Aramą ir Izraelį, aš tau tuos pinigus daro. Asirijos karalius ne tuos užpuolė, o atėjo į Jeruzalę, užpuolė patį Ahazą ir apkrovė mokesčiais. Visiškai dugnas, visiškai dugnas. Kai Ahazas mirė, izraelitai, tiksliau judėjo žmonės, net nelaidojo jo į karalių kapines. Ir dekolonizavosi jisai nuo judaizmo, ne? Atsiribojo. Per tą laiką, kai jisai kritęs buvo, jisai, Asirijos dievai yra galingesni, jis pasistatė pas save Jeruzalėj asirų dievų aukurą. Užteršė šventyklą. Ir neveltui žmonės negerbė jo. Šiandieninėme pasaulyje gal mes ir negirdim taip, kad Dievas sakytų, Artūrai, prašyk manęs ženklo ir aš tau duosiu, daryk tą. Aš negirdėjau taip, kad gerai, skrisk į Ameriką, viskas bus gerai, paprašyk ženklo oro uoste, duosiu tau. Net mintis netėjo prašyti ar neprašyti. Nemanau, kad mes labai prašom, kartais paprašom Dievę, duok ženklų, žinai. Bet nereikia ant tų ženklų mums irgi susifokusuoti, nes gali stovėti, sakykime, valgykloj ir labai ilgai svarstyti, ar noriu vištienos kepsnį ar kiaulienos kepsnį. Ir kol lauksiu Dievo ženklo, sunervuosiu žmonės už mane stovinčius. Ir Izaijas šitam Ahazui sako, klausyk, atsibodai. Neužtenka tau varginti žmonių ir dabar dar varginti Dievą, jis tau siūlo ženklas, tu atsisakai. Ir Izaijas pasako tą eilučių, kur mes mėginam per Kalėdas cituoti. Ir sako, gerai, viešpats duos tau ženklą. Ir tą ženklą mums čia jau yra. Štai mergelė laukiasi kūdikio, jį pagimdys sūnų ir jį pavadins vardu Emanuelis. Ir karaliui nedoreliui, kuris dekolonizavosi nuo judaizmo, sako, ženklas bus tau ateinantis, gimstantis Mesijas. Ir aš galvoju, daugeliu iš mūsų ženklas, kurio mums turi užtekti, yra Jėzus. Ta prasme, turi gyvenime problemų, sprendi karą su kaimynu, su darbe, mokykloje, belio kur, su savim, pasižiūrėk į Jėzų. Ir sakyk, o ką Jėzus darytų mano situacijoje? Nes sako, ženklas, bus ženklas, bus ženklas. Jėzus bus ženklas. Ir gali sakyti, ne. Jėzus tikrai neturėjo ženklo. Pavyzdžiui, Jėzus niekada, sakykime, koks nors jaunuolis sakys, Jėzus nebuvo įnikęs į pornografiją. Nebuvo. Bet ką Jėzus mokė? Ką Jėzus mokė, jis sako, nesidairyk ten, kur nereikia, nesikliusi. Ir Jėzus yra ženklas. Ir mums bažnyčiai, nebūtinai, kad žinot visus ženklus, ką Jėzus darė, ką nedarė. Jeigu iš Jėzaus neišeina pasimokyti, mokykis iš Jėzaus mokymo. O ką Jėzus mokė? Atsiprašau. Tai Jėzus yra ženklas. Jėzus yra mums ženklas ir kada mes mokomės iš Jėzaus, mūsų tikėjimas stiprėja. Kada mūsų tikėjimas stiprėja,
mes tvirtai stovime. Kada mes tvirtai stovime, mūsų širdis nedreba kaip vėjo blaškomų medžių lapai. Taip parašyta, ne? Ir savo gyvenimo buities karuose dažnai mes kaip Ahazas sakom, savo kontrolę. Aš turiu dalykus sutvarkyti. Jeigu ne aš, čia visi sugrius, visi pražus. Nepasitikėkim savim. Ne aš esu sprendimų dalykas, bet žiūrėkim į viešpatį. Gerai, aš jau į pabaigą. Prisimenam tą laiką kai kurie. Gerai prisimena, kai kuriems aš pasakysiu dabar, ne? Nes kai kurie neprisimenat, nes negalėjot prisiminti. Kai Lietuva kūrėsi iš desovietizacijos, taip sakykime, ne? Pradėjo kurtis Lietuvoje verslo įmonės. Ne? Ir ten vienas vyrukas apsukresnis įsteigė firmą, kitas, trečias. Ir tada užsieniečiai pradėjo dairytis į Lietuvą, sako, o čia galimybės mes matom. Pradėjo atkeliauti įmonės iš užsienio ir ne vien tik lietuvių, tai pradėjo kiekviena mieste rastis ir užsienietiškos kompanijos, ir lietuviškos. Ir kiek aš atsimenu iš lietuvių, iš draugų, iš pažįstamų, tie, kurie įsidarbindavo užsieniškose firmose, būdavo labiau patenkinti negu dirbantis lietuviškose įmonėse. Lietuvių direktoriai sukčiai, tie patys iš komunizmo, atlyginimą moka į vokelį, jeigu ką išmes, jokios pagarbos, darbo sąlygos blogos. Užsienio kapitalo įmoniai tu ką, karalius, jau ir kitą mašiną turi ir jau gyveni. Ir žinot, ir tos užsienio firmos, jos tokios, didelės firmos kolonija šitoj žemėje, kuri buvo desovietizuota, ne? Kolonijos. Kolonija nebūtinai yra blogai. Ne? Menotyrininkės požiūrių kolonizacija yra blogas reiškinys. Aš prisimenu kaip gerą reiškinį, nes žmonės, kurie dirbo užsieninėse firmose, jie gyvendavo džiaugsmingiau negu lietuviškose. Pavyzdžiui, esu buvęs tokioje šalyje, vadinasi Zimbabvė, kol Zimbabvė buvo Britų kolonija, ten miestai augo, dangorėžiai, ten ekonomika, po to įvyko revoliucija, komunistai paėmė valdžią, dekolonizavo šalį, ne? Ir Robertas Mugabe 40 metų ar daugiau buvo tironas, diktatorius, šalis skurdo, ne? Bet jinai buvo dekolonizuota. Ne? Balsai mūsų visuomenė sako, reikia dekolonizuotis nuo krikščionybės. O ką jiems daugiau sakyti? Jie neturi vilties. Atvirkščiai, bažnyčia yra Kristaus kolonija žemėje. Mums reikia kolonizuotis. Mums reikia kaip tik, nes čia vyksta kitoks gyvenimas. Mes čia garbinam Dievą, mes čia sutarėm dėl tam tikrų dalykų, maldose už vienas kitą, dėl misijos, dėl pinigų, dėl tarnysčių, dėl vaikų auklėjimo. Yra daug daugiau bendrų dalykų, negu bet kitoj visuomenės kokioj bendruomenėje. Ne? Ir Kristaus kolonijos, jose, kaip tose užsieninėse firmose Lietuvoje, lyginant su lietuvių verslininku, jose daugiau džiaugsmo, daugiau sutarimo, daugiau ryšių ir santykiai kitokie. Ne? Ir mums reikia kolonizuotis ir vertinti tas kolonijas. Tai čia mano ta reakcija į tos menotyrininkės straipsnį ir tuo pačiu į karaliaus Ahazo gyvenimo būdą, kai jisai dekolonizavosi nuo judaizmo, drebėjo jo širdis, nepaisė Dievo ženklų ir krito veidu į purvą. Tai broliai sesės, mano noras buvo sustiprinti jūsų tikėjimą, žinot, kad jis yra puolamas ir puolamas iš gražių straipsnių, netgi labai gražių moterų kaip čia, ne,
daug šėtono paunksmėj yra įvairių tų šešėlių paunksmės atspalvių, ne? Ir bažnyčia yra puolama, krikščionybė yra puolama. Nesiduokim taip lengvai paveikiami. Gerai? Te viešpats būna su jumis. Amen. Aš tikėsiu tavim, tavo kryžiaus galia, tavo kraujo jėga. Prisikėlęs gyvent, Dievo tėvo šlovėj. Tu esi amžina. Mūsų tautoje kažkas sako, kad reikia nuo tavęs atsiskirti. Dieve, mes sakom, kad mums tavęs reikia, Jėzau. Mums reikia tavo kraujo, Viešpatie. Jis yra aktualus mums šiandien, tavo kraujas, Jėzau. Jis yra veiksmingas. Jis šiandien gydo, Viešpatie, tavo kraujas. Jis šiandien perkeičia tavo kraujas, Viešpatie. Ir mes lietuvių tautos vardu, Dieve, kai stovim ant šitos žemės ir esam lietuviai, Dieve, mes sakom, kad o mums reikia tavęs, Jėzau. Mes savo tautos vardu sakom, Jėzau, mums reikia tavęs. Lietuvai reikia tavęs, Viešpatie, tu išgelbėjimas mūsų, Dieve. Mums tavo kraujas brangus, mums tavo žodis reikalingas ir jis veiksmingas, Viešpatie. Tu viltis kiekvienam, kas širdim patikės tavimi. Tu prikelsi gyvent, tu prikelsi mylėt, amžinybėj
tikėsiu tavim, tavo kryžiaus galia. Jėzau, tavo kraujo jėga. Alleluja. Prisikėlęs gyvent, Dievo Tėvo šlovė. Galingas esi amžinai. Tu viltis kiekvienam, kas širdim patikės tavimi. Tu prikelsi gyvent, tu prikelsi mylėt, amžinybėj kartu su tavim. Aš tikėsiu tavim, tavo kryžiaus galia. Tavo kraujo jėga. Per amžius galingas. Prisikėlęs gyvent, Dievo Tėvo šlovė. Šventas, tu esi amžinai. Tu viltis kiekvienam, kas širdim patikės tavimi. Tu prikelsi gyvent, tu prikelsi mylėt, amžinybėj kartu su tavim. Meilė tu širdies mano stipri amžina. Mano Dieve, tavo žodis veda mane. Noriu aš tikėt tavim, tavo jėga. Pasilik malonėj tavo, kad vestų mane. Meilė tu širdies mano stipri amžina. Tik tu, Jėzau, mano Dieve, tavo žodis veda mane. Noriu aš tikėt tavim, tavo jėga. Pasilikt malonėj tavo, kad vestų mane. Kad vestų mane. Jis veda mane. Aš tikėsiu tavim, tavo kryžiaus galia. Tavo kraujo jėga. Alleluja. Ačiū už žodį, nes iš tikrųjų tik tvirtai stovėdami, tiksliau, tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsime, ar ne? Ir iš tikrųjų tas ženklas, kurį Dievas mums davė, Jėzus Kristus, ir viena iš tų didžiausių galbūt palaiminimų tikintiesiems yra tai, kad Kristus šiandieną užtarė kiekvieną iš mūsų. Jūs galite įsivaizduoti, pats Kristus, Dievo Sūnus, jisai užtarė kiekvieną iš mūsų. Ir jūs dabar galite atsiversti Jono Evangelijos 17 skyrių. Aš neskaitysiu, bet gal jau žinot, kas ten parašyta. Mesgi studijavom Jono Evangeliją. Ilgai studijavom. Taip, Jėzaus malda, Jono 17 skyrius. Ir iš tikrųjų, mes tiksliai nežinom, ką Jėzus sako, ne, kai meldžiasi už mus, bet kada jisai buvo žemėje, jisai paliko va tokią maldą, mokiniai tokią maldą girdėjo ir jisai ten meldėsi pirmiausia už bažnyčią. Jisai prašė, kad Dievas apsaugotų bažnyčią, čia būtų 17 skyrius, 11 eilutė. Ir kad iš tikrųjų
bažnyčios tikėjimas išliktų stiprus. Nes Jėzus jisai ruošiasi pakilti, ar ne? Bet jis sako, ne, jūs išlikit stiprus, ką mes šiandieną ir girdėjom, ar ne? Ir antra, ką Jėzus meldžiasi, jau būtų 17-19 eilutės, kad jo bažnyčia būtų pašventinta. Kad iš tikrai jinai būtų pašventinta ir kad jinai atspindėtų ką? Pažintų Dievą tiesą ir atspindėtų Dievo šlovę. To meldžiasi Jėzus. Toliau jisai ką sako? Jisai meldžiasi už tuos, kurie įtikės per mokinių žinią, 20 eilutė. Šiandieną kas mes esam? Tie, kurie per mokinių žinią įtikėjimo, ne? Galiausiai ta žinia jinai pasiekė ir mus. Jau tada Jėzus meldėsi, bet Jėzus ir toliau jisai meldžiasi už mus. Ir iš tikrųjų, kokia yra tai palaima žinoti, kad pats Dievo sūnus jisai užtarė mus. O mes tik tai galim kartu susirinkę palaikyti vienas kitą ir užtarti tuose maldos poreikiuose, kuriuos šiandieną mes išgyvenam, su kuriais susidarėm, ar ne. Ir šiandieną Sigita jinai švenčia gimtadienį, jeigu kartais žiūri sveikinam, ar ne. Bet mes taip pat norim prisiminti ją maldose, padėkoti Viešpačiui už ją, už tarnystę, kurią jinai atlieka ir taip pat irgi, kad sustiprintų tiek visą šeimą, tiek ją asmeniškai per tuos dalykus, kuriuos tenka dabar eiti jiems. Bet galbūt yra dar kažkas, už ką jūs norėtumėte asmeniškai paprašyti maldos. Galite, aišku, pasakyti, galite prieiti prie pastoriaus arba galite tiesiog iškelti ranką ir kažkas prieis prie jūsų. Galima už rinkimus ateinančius. Spalio mėnuo, ar ne? Rinkimai. Taip. Čia jo, kas domisi, turėtų žinoti. Žinau, kad mačiau reklamą jau, jo, į Seimą rinkimai. Čia, aš manau, irgi svarbi ta dalis. Tautos gerovė, taip. Mhm. Mhm. Oho. Rasa Rudolfas buvo dukra, Patricija ar nebuvo, o dabar. Ir Patricija irgi serga. Ir Rudolfas ligoninėje, ar ne? Mhm. Kad sveikata jo. Mhm. Gerai. Ir vynas koja, ir padėka. Aš noriu sakyti, nes... Jo, gerai. Prieikit prie tų, kurių reikia palaikymas, ar ne, ir... Emilijos sveikata irgi, nu tai gaunasi taip ir užrimenta ir Emilija, nes vis tiek jos pasiekmės nežinau, taip ir sakykim, COVID, ar ne. Jo. Gerai, galim pakilti maldai vėlgi, kaip kam patogiau, ar ne, ir prieikit ar prie Irmos, ar... Ačiū tau, Viešpatie, ačiū tau, Dieve, kad iš tikrųjų tu siuntei savo sūnų ir kad jisai, būdamas žemėje jau meldėsi už mus, bet taip pat jisai pakilęs užtarė kiekvieną iš mūsų, Dieve. Aš dėkoju tau už šį nuostabų ženklą, kurį tu davei kiekvienam iš mūsų, Dieve. Ir aš dėkoju už tą drąsų priėjimą per Jėzų Kristų prie tavo malonės sosto, Viešpatie. Ir tu matai, Dieve, tuos rūpesčius, nerimą, kuris šiandieną išsakytas, Viešpatie. Mes meldžiame už Rasos Rudolfo šeimą, Viešpatie. Sustiprink jų sveikatą, Patricijos, Rudolfo, Viešpatie. Dieve, tu matai tas sveikatos problemas, kodėl jie atsiduria ligoninėje, Viešpatie, kad iš tikrųjų tavo stiprybė, tavo gyvybė atnaujintų jų sveikatą, Viešpatie. Jeigu reikalingas kažkoks gydytojų įsikišimas, suteik jiems išminties, kas ir kur, Viešpatie. Aš dėkoju tau, Dieve, kad tau nėra neįmanomų dalykų, Viešpatie. Dėl mes meldžiamės už Irmino sveikatą, Viešpatie. Tu matai jau šitą ilgą laiką besitetinčią problemą, Viešpatie. Tai ateina tavo atsakymas, tai ateina pilnas tavo išgydymas ir atstatymas, Viešpatie. Iš tikrųjų suteikia išminties ir drąsos stovėti toje tiesoje, kurią tu duodi jai, Viešpatie. Tavo malonė te būna ant jos, Viešpatie, kada jinai dirbs būsimą savaitę, kad iš tikrųjų jinai galėtų pilnai atsiduoti tam, ką jinai daro, Viešpatie. Taip pat mes meldžiame už Emiliją, sustiprink jos sveikatą, Viešpatie, kad taip pat, Viešpatie, kažkokie lygpučiai tos ligos, Viešpatie, būtų pašalinti, Dieve, ir kad jinai tvirtėtų tavyje, Viešpatie, taip pat ir meldžiam už Rimantą, kad tavo stiprybė būtų jame, Viešpatie, ir taip pat nebūtų jokių likučių tų negalių ir sveikatos, Viešpatie, sustiprink jį, Viešpatie. Ir taip pat dėkojam tau, Dieve, kad iš tikrųjų tu buvai su Aliona per tą irgi gydymo ar operacijos laikotarpį, Viešpatie. Iš tikrųjų tau gyrių šlovė ir padėka, Dieve, padėk sustiprėti, atsistatyti, Viešpatie, ir
tvirtai stovėti tikėjime, Dieve, kad tu darai savąjį darbą, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie, už mūsų bažnyčią, už tai, kad tu darai čia, Viešpatie, kad augini, stiprini, Dieve. Ir galbūt yra kažkokie tai poreikiai likę neišsakyti, Viešpatie, bet tu matai kiekvieną, nes, Dieve, ir tu sakai, kad tu užtari juos, Viešpatie, ir tu esi šalia jų ir palaikai. Ačiū tau, Dieve, kad tu naštų nereikia nešti mums vieniems, Viešpatie. Dėkuoju tau vienam, gyrių šlovė ir padėka Jėzaus vardu, Dieve. Amen. Ir pas mus yra dar vienas tarnavimas, tai yra paaukojimai. Mes Ukrainai renkame ir taip pat bažnyčios geros valios aukos ir dešimtinės. Ir pas mus trečiadieniais Biblijos studijos, Zoom susitinkame, taigi kas norit pradžios knygą studijuoti, drąsiai junkitės, 18:30. Zoom, jeigu kažkas dar nežinot, kaip prisijungti, prieikit ar parašykit, ar Facebook'e, ar Messenger'e, persiusim informaciją. Ir taip pat dar gali spėti užsiregistruoti į Vilniaus teologijos koledžo seminarą Evangelizmas ir mokinystė, kuris bus spalio 5 dieną Krivūlės 12 maldos namuose. Ir kitą sekmadienį mūsų bažnyčiai bus šventė. Kviečiam į derliaus ir padėkos šventę. O žinot, kada yra derliaus ir padėkos šventė? Reiškia, reikia ateiti irgi pasiruošus su padėka. Tai pamastykit per ateinančią savaitę, ką Dievas padarė jūsų gyvenime, už ką jūs tikrai norėtumėt padėkoti ir patys drąsiausi, mikrofonas bus jūsų. Todėl laukiam, kviečiam ir kitą sekmadienį bus derliaus padėkos šventė, aišku, ir kaip visada linksmojusi dalis po šventės bendravimas. Kaip ir dabar jūsų irgi netrukus lauks bendravimas, o prieš tai pats mūsų viešpats Jėzus Kristus, Dievas, mūsų tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinosios paguodos ir geros vilties, te suramina jūsų širdis, ką mes šiandien ir girdėjome, kad mūsų širdis nebūkštautų, ir te sustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui. Tai būtų 2 Tesalonikiečiams, 2 skyrius 16-17 eilutės. Taigi, būkit palaiminti, tvirtai tikėdami, tvirtai stovėkite ir jūsų širdis te nebūkštave. Iki kitų susitikimų.